Nutraukiant santuoką svarbu vienas dalykas – susitarimas. Arba jis yra, arba jo nėra. Būna taip, kad sutuoktiniai nesusitarė bent dėl vienos sąlygos. Na, deja, bet tokį ginčą turėtų spręsti jau teismas. Bet prieš kreipiantis į teismą būtina pasinaudoti privalomą mediaciją. Mediatorius yra tas asmuo, kuris padeda sutuoktiniams susitarti dėl esminių sąlygų ir galbūt vis dėlto žmonės suranda tą kompromisinį variantą ir jiems pavyksta susitarti ir nutraukti santuoką bendru sutarimu. Jeigu taip nutinka, kad vis dėlto ir mediacijoje nėra to susitarimo, tuomet jau mediatorius išduoda pažymą ir tai yra kaip leidimas kreiptis į teismą kiekvienam su savo savarankiškais reikalavimais nutraukiant santuoką. Būtina pasidalinti visą turtą. Pagrindinė taisyklė yra tokia, kad turtą daliname per pusę, nes turtas priklauso lygiomis dalimis. Turtą galite parduoti ir pasidalinti pinigus per pusę. Turtą galima palikti vienam sutuoktiniui, tačiau kitas privalo gauti atitinkamą piniginę kompensaciją. Arba jeigu turite kelis nekilnojamo turto objektus, galima juos pasidalinti kiekvienam po vieną. Jeigu sutuoktiniai turi įmonę, ar tai mažoji bendrija, ar uždaroji akcinė bendrovė, to turto santuokos nutraukimo metu nėra galimybės dalinti. Tai yra juridinio asmens turtas, o sutuoktiniai gali pasidalinti tik patį juridinį asmenį, tai yra akcijas arba įnašus. Visi šitie kreditoriniai įsipareigojimai prisimti santuokos metu yra solidarūs. Jeigu vienas iš sutuoktinių pageidauja perimti kreditorinį įsipareigojimą savo asmeniškai, yra privaloma gauti būtent to kreditoriaus sutikimą. Jeigu jūs turite bendrų vaikų, tai uždrausti negalite, bet jeigu vaikų neturite, įstatymas numato, kad sutuoktinis gali prieštarauti, kad turėtų jo pavardę. Jeigu šiuo metu svarstote apie skyrybas, apie santuokos nutraukimą, jeigu manote, kad kažkuriuo klausimu nesutarėte su sutuoktiniu, mielai kviečiu jūs į konsultaciją ir išsiaiškinti būtent jums aktualius klausimus, būtent santuokos nutraukimo kelyje.